Trasoje laukiame 417. Kairėje left 405 Marius Veislis, BMW 325. Dešinėje 417 Tomas Polekas, Opel Kadett GSI Turbo. Startą geresnį kol kas rodo dešinėje pusėje važiuojantis Tomas. 0,77 ir laimi šį važiavimą. Taigi, Tomas Polekas keliauja toliau, beje, bent jau teisėjai sako, kad gerina asmeninį rezultatą. Bendras laikas yra 13 sekundžių 26 šimtosios. Trasos įveikimas bendras, ar ne? O vienas... Turime dar vieną porą. Kairėje pusėje tas garsiai važiuojantis Ford Escort 409 numeris įvairuoja Martynas Kieras. 2 litrai turbo 300 arklių. Dešinėje 414 numeris Dainius Talačka, Mitsubishi 3000 GT, 3 litrai turbo, taip pat 300 arklių. Šį kartelį Vilnius prieš Klaipėdą. Geriau sustartuoja Ford Escort 0,69. Ir be jokios abejonės rodo geresnį rezultatą trasoje. 12 sekundžių 15 šimtųjų. Toks yra ketvirčio mylios įveikimo laikas. Gerai. Kairėje pusėje 406 numeris Evaldas Kaliūnas, Alfa Romeo 75 Turbo PPM. Dešinėje 417 numeris Tomas Polekas, Opel Kadett GSI. Geriau startuoja Alfa Romeo 0,72, toks reakcijos laikas. Bet trasą geriau įveikė 417 numeris Tomas Polekas, 12 sekundžių 35 šimtosios. Čia jo yra pusfinalis. Su įtampa ir garantuota.